Na, pasikėjo eilinė fiesta, šį kartą gėrimų fiesta. Tangi nauja gėrimų fiesta, tai mes ją truputėlį ir įvertinsim, ar verta ten bėgti apsipirkti. Na, kaip visada siutina tas iki 50% gėrimams, nes reikia žiūrėti kur kas ir kaip. Bet jeigu žiūrėti atskiras prekes, tai pavyzdžiui, Maxima Pepsi pasiūlymas yra geresnis, 59 euro centai už litrą prieš iki 70 euro centų už litrą. Taip, be to graninį Maxima pigiau euros 59 iki 2,49 €. Aišku, čia sultis ir nektarą lyginam, bet skirtumas labai labai didelis. Na, o kitos Fiesto kainos po iki 50% nuolaidų gaunasi tokios pačios ar net didesnės kaip kokiame depo reguliarios. Tai tarkim Rasa mineralinis vanduo 1,5 litro iki kainuoja 34 centai, depo su kortelė 33 centais, Elita klasika limonadas Tarpūn iki 83 centai, depo 82 centai ir tik palyginus su sutampančiom prekiam su Rimi iki pasiūlymai geresni. Na, kaip pavyzdžiui, Timberg 2 litrų gėrimai iki €61, o Rimi nuo €75 iki €92. Vienu žodžiu, koks tinklas, tokia ir Fiesta.